Šiandien iš Baltarusijos atskriejo svarbios naujienos. Čia Rusijos žvalgyba paskelbė pavojaus signalą dėl rengiamo perversmo prieš Lukašenkos režimą, sukėlusio krizę, kokios nebuvo matyta jau daugelį metų. Grėsmė Rusijos ir Baltarusijos interesams buvo tokia rimta, kad Baltarusijos kariuomenė skubiai pradėjo masinę ir skubę mobilizaciją. Pranešimai iš visos Baltarusijos ėmė skelbti apie staigius atsargos karių šaukimus ir greitus dislokavimus prie sienų su NATO valstybėmis, taip patvirtindami tyliai pradėtą masinę mobilizaciją. Pasak pareigūnų ir gyventojų, šaukimo į kariuomenę lapeliai dabar įteikiami be jokio įspėjimo ir dažnai reikalaujama nedelsiant atvykti į tarnybos vietą. Kai kuriais atvejais vyrai gauna pranešimą ryte ir turi pasirodyti karinėme dalinyje per valandą, o kitais atvejais šaukimas įteikiamas vėlai vakare su nurodymu iki aušros atvykti į kitą miestą. Pašauktieji greitai perkelia į mokymo poligonus, kur tą pačią dieną jau formuojami atsargos daliniai. Jų telefonai konfiskuojami, kad negalėtų susisiekti su artimaisiais, o socialinės ir medicininės išimtys visiškai ignoruojamos. Oficialiai valdžia šią veiklą vadina netikėtų parengties patikrinimu, tačiau iš tikrųjų mastas ir tempas primena slaptą mobilizaciją, kurios sunku nepastebėti. Už šios staigaus karinio suaktyvėjimo slypi augantis nerimas tiek Minske, tiek Maskvoje dėl galimo vakarų organizuojamo perversmo Baltarusijoje. Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba neseniai perspėjo, kad su NATO susijusios organizacijos ruošia sąlygas konstituciniams pokyčiams šalyje. Pasak Rusijos vertinimų, galutinis tikslas būtų susilpninti strateginę Baltarusijos ir Rusijos sąjungą bei pakenkti jų bendroms karo pastangoms prieš Ukrainą. Rusijos pareigūnai teigia, kad vakarų veikėjai šiuo metu ieško naujų lyderių tarp Baltarusijos opozicijos tinklų užsienyje ir kad tokios parengos galėtų tapti pagrindu atnaujintiems bandymams mesti iššūkį Lukašenkos valdžiai. Rusijos analitikai dar labiau stiprina nerimą ir panašu, jau analizuoja kelis galimus perversmo scenarijus. Pirmasis scenarijus sukasi apie laipsnišką, švelnaus poveikio strategiją, kurios tikslas silpninti Baltarusijos režimą be tiesioginio susidūrimo. Šis metodas remtųsi pilietinės visuomenės tinklų stiprinimu, nepriklausomos žiniasklaidos veiklos plėtimu ir naujų politinių lyderių ugdymu, kurie galėtų mobilizuoti didesnius protestus. Mokymų programos ir aktyvistų koordinavimas galėtų vykti internetu arba už Baltarusijos ribų, kaimyninėse šalyse, siekiant apeiti vidaus apribojimus. Papildomą vaidmenį plane atliktų ekonominis spaudimas, nes Baltarusija stipriai priklauso nuo kalio trąšų eksporto, iki 90% produkcijos parduodama užsienyje. Sankcijos nukreiptos prieš šį eksportą arba tolesni logistikos maršrutų per Lenkiją apribojimai galėtų sukelti rimtą ekonominį spaudimą, kuris potencialiai didintų visuomenės nepasitenkinimą ir silpnintų režimo gebėjimą malšinti neramumus. Tikslas būtų laipsniškas valstybės valdžios erozija, galiausiai priverčianti Minską iš naujo apsvarstyti glaudžią integraciją su Rusija. Tačiau Rusijos ir Baltarusijos žvalgyba taip pat baiminasi kur kas tiesmukiškesnio scenarijaus, teigdama, kad diversijų ir žvalgybos grupės jau gali būti apmokomos Lenkijoje. Šiuo griežto poveikio scenarijumi destabilizacija prasidėtų nuo žemo lygio diversijų, panašių įvykstantį Rusijos hibridinį karą prieš Europą, pavyzdžiui, sandėlių padegimai, geležinkelio relinių spintų gadinimas ar kibernetinės atakos prieš dispečerių sistemas ir energetikos infrastruktūrą. Pagrindiniai tranzito maršrutai, tokie kaip Brestas, Minskas ar Orša, Vitebskas galėtų būti sutrikdyti, taip pakenkiant pagrindiniai civiliniai ir kariniai logistikai. Nedidelės 3-8 žmonių grupės galėtų rengti reidus prieš svarbius objektus, įskaitant tiltus, pastotes ar karinius sandėlius. Tokie aerodromai kaip Mačiuliščiai, kur diversija jau įvyko 2023 metais, išlieka ypatingo susirūpinimo objektų. Jei šie trikdžiai peraugtų į visos šalies masto nestabilumą, jie galėtų išprovokuoti eskalaciją ir elito perbėgimus, kurie galiausiai priverstų keisti valdžią. Priežastis, kodėl tiek Minskas, tiek Maskva šias galimybės vertina rimtai, slypi strateginėme Baltarusijos vaidmenyje. Rusijai Baltarusija veikia kaip vakarinė buferinė valstybė ir gyvybiškai svarbus logistikos koridorius, palaikantis jos karinę kampaniją Ukrainoje. Rusijos pajėgos naudojasi Baltarusijos teritoriją radarų apriepčiai, mokymų poligonams ir galimiems operacijų bei dronų smūgių prieš Šiaurės Ukrainą platformoms, priversdamos Kyjivą nuolat saugoti ir ginti šiaurinę sieną, kol rytuose vyksta mūšiai. Geležinkelio tinklai, einantys per Baltarusiją, taip pat sudaro svarbę grandį tarp centrinės Rusijos ir vakarų fronto.
Priešiška ar nestabili valdžia Minske galėtų apriboti Rusijos karinės prieigos galimybės, atverti infrastruktūrą vakarų įtakai arba sutrikdyti šiuos transporto maršrutus. Pasekmės Ukrainai būtų reikšmingos, nes perversmas Baltarusijoje galėtų pašalinti nuolatinę atakų iš šiaurės grėsmę, leisdamas Ukrainai permesti didelės pajėgas, kad pralaužtų Rusijos puolimą rytuose. Apskritai, ar iš tiesų egzistuoja vakarų remiamo perversmo planas, lieka neaišku, tačiau akivaizdu, kad tiek Rusija, tiek Baltarusija šią riziką vertina kaip pakankamai realią, kad imtųsi rimtų karinių pasirengimo ir investicijų priemonių. Jų žvalgybos tarnybos aktyviai svarsto įvairius destabilizacijos scenarijus, o Baltarusija jau pradėjo mobilizuoti rezervus, prisidengdama parengties patikrinimais. Šių priemonių mastas ir skubumas atskleidžia gilų nerimą, nes Baltarusijos praradimas politiškai ne tik susilpnintų Rusijos strateginį gilumą, bet ir iš esmės pakeistų karo Ukrainoje pusiausvyrą. Galiausiai mūsų pavasario išpardavimas baigėsi vos po 4 valandų, tai paskutinė proga gauti pilną prieigą prie mūsų interaktyvaus žemėlapio su milžiniška 50% nuolaida. Pradedant vos nuo $4.99, jūs gausite prieigą prie necenzūruotos kovos medžiagos, kurią naudojame kiekvienoje ataskaitoje, taip pat prie visų svarbiausių įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Trečia, jūs atrakinsite mūsų Timeline Builder įrankį, pirmąją pasaulyje dirbtiniu intelektu paremtą sistemą, sukurtą realiu laiku susieti naujienų taškus. Ketvirta ir svarbiausia, jūs atrakinsite mūsų pažangius naujienų analizės įrankius, suteikiančius išsame įžvalgą apie naujienų ciklą, detalę istorijų nuotaikų analizę ir tendencijų stebėjimą, kad atskleistumėte svarbiausias temas ir įvykius. Ir galiausiai, jūs gausite prieigą prie visų mūsų išskirtinių strateginių atnaujinimų apie karą Ukrainoje. Jei norėjote paremti mūsų pastangas, bet dar neturėjote progos, dabar yra puikus metas prisijungti ir iš tikrųjų prisidėti. Tad peržiūrėkite nuorodą aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie prisijungė, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug,